Ne tik tai Rusijoje ar Europoje tie metodai yra taikomi praktikoje, galiu pasakyti, kad ir Lietuvoje. Mes turime kelias klinikas, kuriuose tie darbai yra daromi. Tai viena iš tų klinikų yra Lakštausko klinika. Ir dabar daktaras Lakštauskas ir Brigita Paulienė pristatys jų praktiką, konkrečią praktiką. Prašom, Brigita, taip. Prašau, jūsų praktinė patirtis. Girdisi? Aš šiuo metu mikrofoną kalbėsiu labai mažai, dėl to, kad jūs matysite jau nufilmuotą paruoštą filmą su intarpais, su video, kaip mes dirbame, su paveiksliukais, kuriuos šį kartą nepiešime, bet parengėme iš anatominio atlaso, jūs galbūt tai bus suprantamiau. Ir tiesiog dabar paleisiu mano balsą, vis tiek girdėsite fonę šiek tiek kitaip, jeigu reikės pagerinti garso stiprumą, turėkit kantrybės, aš kartu ieškosiu mygtukų. Sporte visi nori gerų rezultatų. Noriu gerų rezultatų šiandien, reikia būti sveiku jau vakar ir mokėti sportuoti be traumų. Ar bent kada susimastyti, kad skausmas po krūvio kartais nebūtinai pavykusios treniruotės požymis, bet raumens ar ryšio patempimo ženklas, nervų užspaudimo ar traumos signalas. Žinoma, sportinės traumos labai retai baigėsi mirtimi. Nepalyginamai didesnė dalis sportinių traumų, kurios yra mikrotraumos, gydoma ambulatoriškai arba savarankiškai namuose. Tokiu būdu išskiriame traumas nesuderinamas su gyvybe ir traumas nesuderinamas su malonumu aktyviai judėti ir sportuoti, kas kai kuriems sportuojantiems yra nemažesnė tragedija. Mes savo praktikoje pastebime, kad į kliniką kreipiasi vis daugiau žmonių besiskundžiančių skausmais po įvairių sportinių užsiėmimų. Jų tarpe ne tik kontaktiniai sportai, bet ir nekaltai atrodantis pilatesas ar kalanetika. Kyla klausimas, kodėl tas pats krūvis vieniems gerina savijautą ir sportinius rezultatus, o kitiems prasideda skausmai, ilgėja traumų sąrašas ir sportiškas gyvenimas nutrūksta. Žmogus pradeda vis daugiau laiko leisti gydymo įstaigose, o ne treniruotėse. Atsakymas gana paprastas ir mums akivaizdus. Sportuojant labai svarbus du faktoriai – kūno sveikata ir krūvis. Jeigu žmogaus kūno galimybės didesnės ar lygios su treniruojate tenkančių krūvių, žmogaus savijauta lieka gera, sveikata stiprėja. Jeigu fizinis krūvis yra protingai didesnis už kūno rodiklius, o adaptacija gera, jo treniruotės vainikuoja augantys sportiniai rezultatai ir pergalės. Tačiau gali būti situacijos, kai kūno sveikatos rodikliai susvyruoja ir net gana įprastas krūvis kūnui pasirodo besąs per didelis. Netikėtai įvyksta traumos, pasireiškiančios skausmais ir judesių kaustymu. Kas laukia patyrus traumą? Daugeliui jau žinomas gydymo planas – skausmo ir uždegimo gydymas vaistais, įtvarai, įvairiausia fizioterapija, gydomosios mankštos ir masažai, esant nepakankamai efektui ir chirurginė intervencija. Štai matote standartinę sporto gydytojo konsultaciją. Pagal įprastą algoritmą surašyti paciento nusiskundimai, nukreipimas pas dar porą specialistų ir paskirtas standartinis gydymas. Trūkumas tame, kad gydoma bus tik skaudanti vieta, simptomiškai šalinant pasekmes tarsi gesintume gaisrą, neįvertinus traumos atsiradimo mechanizmą ir įsąlygojusių patogenetinių veiksnių. O kas ir kada užsiima sportuojančiųjų traumų profilaktiką? Kas įvertina kūno fizinę būklę ir fizinio krūvio toleranciją prieš treniruotės ir po jų? Štai konkreti situacija, kurioje matysite jauną moterį, norinčią pradėti sportuoti, treniruoklių salėje ir bėgioti. Paprašėme ją atlikti kelis paprastus pritūpimus. Atkreipkite dėmesį į pečių juostą, dumens nestabilumą ir kelių sąnarių judesius. Net ir jūs pastebėsite, kad laikysena ydinga, nes pečių ir klubų linijos nehorizontalios, visas kūnas pasvėręs į priekį, tupiant kelių sąnariai ir visas liemuo nestabilus, o juosmuo ir pėdos patiria didžiulę perkrovą nuo vertikalios ašies atitolusių kūno svorių, kuris jos ūgiui laimei yra dar labai proporcingas. Ką tokiai merginai pasiūlys patyręs treneris? Taisyklingą pratimo atlikimo techniką, įvairius tempimo ir jėgos pratimus,
masažą, fizioterapijos procedūras, silpniems ir perdengtiems raumenims stiprinti. Standartiniai metodai duos standartinius rezultatus. Mes siūlome peržengti stereotipo ribas. Specialistai užsiima simptomatiką, mato judėjimo neoptimalumą ir žino apie raumenų disbalansą. Tačiau ne visada peržengia ribą, už kurios slypi atsakymas, kasgi yra viso to priežastis. Pažvelkite į šį šoną krentantį korpusą ir perkrautą visą kairę koją, kurios kelio sąnaryje nuo raumens perkrovos įplyšo sausgyslė ir išsitempė nervas. Tai tarsi virvės traukimo rungtyje vienoje komandoje staiga būtų iškritę porą pagrindinių stipruolių ir dabar jau visa virtinė būtų grubiai pertraukta nuo pusiausvyros taško į šoną. Vargsta kiti kojos sąnariai, pakrypus dubeniui kenčia stuburas. O juk sportas tai daug kartų pasikartojančių tų pačių judesių seka, krūvį didinant iki pačios maksimaliausios galimybių ribos ir juose būtina puikiai koordinacija, kad nuolatinis kontaktas su išorinė varžovo ar sportinės įrangos jėga nesibaigtų skaudžia trauma. Ar tikrai šio suvokimo šviesoje teisinga atrodo taktika mažiau pajėgiam raumeniui duoti didesnį krūvį, atiduodant paskutinės jėgas? Gal geriau iš karto nušauti vietoje? Taip, 5 iš 6 atvejų tai gali duoti teigiamų rezultatų įveikiant papildomus 100 metrų. Tačiau tai gali būti ir paskutinis lašas kūno kompensacijų taurė, išsiliejantis traumą. Paklausykime, ką pasakys profesionalus sportininkas. Anksčiau aš taip skeptiškai žiūrėtų, galvodavau, tai kažkaip labai įdomu ir pratimai įdomus ir tą, ką jis daro, tai pakankamai keistai, turbūt toks posovietinės mąstymas dar man buvo, aš gimęs tai visai nestatytis. Bet iš tikrųjų aš bandžiau ir buvau labai nustebęs, ant kiek tai padeda išanalizuoti kūną. Iš tikrųjų, žmogus gal pačiam ir sunkiau sutvarkyti, kartais reikia pagalbos iš profesionalų, kad tau jisai padėtų išmasažuoti, atlaisvinti kažkokį nervą, nes raumuo tai yra raumuo, bet iš galvos eina signalas į nervą, nervas duoda impulsą ir raumuo tada susitraukia ar įsibrėžia. Iš tikrųjų labai nervų sistema žmogus tai yra beprotiškas kompiuteris iš tikrųjų ir iš principo viską kontroliuoja nervų veiką, kas gali suspausti ar nuo įtampos jau užsiblokuoja, nebūtinai kažkokios traumas yra. Tai va, grįžtant Lietuvoje, tai vat pažįstu gerbiamą Lakštauską, iš tikrųjų pažįstu pakankamai nemažai laiko, tai kai kokių problemų susiduria, nes laisvalaikiu vis tiek pasportuoju ir dėl savęs pasportuoju ir pabėgioju ir dviratį pamini, tai vis tiek po sporto profesionalas yra padarimų, vis tiek kūnas yra, kaip manau, tokia koja buvo atrofuota, nervai užsipausti ir galbūt negilumyrė, jinai yra galbūt 3 cm plonesnė, tai automatiškai jeigu rimčiau pradėjai sportuoti, tai kūnas toks dalykas, kai jeigu kažkaip įsibalansuoja, tai vieni raumenys padeda kitiems, automatiškai kiti atsipalaiduoja ir susitraukia ir aš toksai būdavau susiskipuoju. Visas mano užspaudžia ir labai dažnai būdavau, kad numinėja pečius turbūt nuo nugaros. Tai eilinį kartą grįžau šunėlį, nes ne per seniausiai. Tai pradėjau rimtai, kaip rimtai, dėl savęs, dėl sportuoti turbūt. Kažką, jeigu gali būti kažkokia fitness ar kažką, bet taip, visas, tai kiek laiko reikia nuo vaikų. Tai jeigu grįžęs, mes porą užsiiminėjom su Lakštausku iš tikrųjų, tai rezultatai iš tikrųjų akivaizdus yra. Čia ne kokia reklama ar kažkas, bet rezultatai akivaizdus ir peties trauma buvo tikrai daug nusilpęs buvo ir kas turi problemų su pečiais, iš nervinės pusės, tai jie supranta, kas yra diskomfortas, ar naktį dar tiesą iš šono skauda. Nes turbūt petys vienintelis raumuo, kuris pas žmogų taip 24 valandas per parą, jis niekada nesivys. Nes tu miegi, tu kvėpuoji, visada petys dirba, nes jeigu petys nedirbtų, tai jisai būtų nukristų kepurės visą laiką. Visą laiką jis pakeltas pas planėjausdamas. Tai mes pausinėjom su fizioterapija, su pratimis, su masažas, iš tikrųjų
Ir nuostabus laikas iš tikrųjų, o svarbiausia, kad nuostabus rezultatai. Norint užkirsti sportiniams traumoms kelią ir sėkmingai gydyti jau įvykusius, būtina ne tik rasti silpnąjį raumenį, bet ir išsiaiškinti tai sąlygojusius veiksnius. Nes vienas silpnas raumuo, lyg trūkusi grandinės jungtis, sugriauna visą judesio ir judėjimo sistemos vientisumą, išbalansuodamas kūną. Iš esmės, sprendžiant sportinių traumų klausimą, nepaprastai svarbu išsiaiškinti, kasgi susilpnino raumenį ir paleido grandininę griūtį. Dažniausios raumens silpnumo priežastys yra nervų signalo pažeidimas, sausgyslės raiščio arba sąnario pažeidimas, slopinantis sąveiką su kitais raumenimis arba vidaus organų funkcijos sutrikimas. Nervų signalas gali būti pažeistas smegenyse, ryškiausias pavyzdys būtų insultas. Gali būti pažeistas stubure, ryškiausias pavyzdys būtų stuburo trauma. Gali būti pažeistas minkštuosiuose raumenų kanaluose, pavyzdžiui, atviro kaulo lūžio metu. Ar tikrai tada matytumėte prasmę su svoriais aktyviai treniruoti nepajudančias rankas ar kojas? Nervo pažeidimas gali būti netoks absoliutus ir netoks akivaizdus. Jį gali spausti arba tempti dariniai kaulinėme stuburo kanale, kaip pavyzdžiui išvarža, arba minkštuosiuose raumenų kanaluose įvairūs spazmai. Reikia žinoti, kad tempimo pratimai gali aštrinti ir ūminti skausminį sindromą, jei bus neatsižvelgta į nervinio audinio judėjimo dėsnius. Kiekvieną judesį atliekantis raumenys yra tarsi komanda, kurioje kiekvienas turi savo užduotis. Atsitikus bėdai, dalis gali vieni kitus pavaduoti didesnio nuovargio kaina, tačiau bendras rezultatas nebus toks sklandus ir džiuginantis, kokio tikimasi iš sveikos komandos pilnoje sudėtyje. Subalansuotas raumenynas kūno svorį visose plokštumose laiko centre. Krūvis paskirstydamas visoms grandims tolygiai. Stuburo ar galūnių sąnarius laikantiems raumenims netolygiai įsitempus, įplyšta raiščiai, suspaudžiamos diskų ar meniskų struktūros, dirginami nervinio audinio segmentai. Gerai raumenų funkcijai įtakos turi vidaus organai. Pavyzdžiui, sutrikus storojo žarnyno veiklai, silpsta pilvo raumenų tonusas, juosmuo ir dubuo praranda stabilumą, negali laisvai dirbti diafragma, sutrinka jos ir bendras kūno mobilumas. Neabejotinai esate tai bent kartą gyvenime patyrę po gausių vaišių ar puotos, kai sausakimšas žarnynas neleidžia nei laisvai kvėpuoti, nei žaisti judrius žaidimus ar šokti. Sutrikus laisvam kvėpavimo diafragma, keičiasi žmogaus laikysena. Fiziologiniai stuburo linkiai ir kūno svorio centro padėtis. Kompensuojantis pagalbiniai kvėpavimo raumenys kakle ir krūtinėje pradeda dirginti kaklo šakneles ir peties rezginį, trikdyti rankos sąnarių judesius ir jėgą. O perkrautos diafragmos kojytės keičia juosmeninių slankstelių padėtį ir šaknelių funkciją, kojų sąnarių stabilumą ir raumenų jėgą. Vienas po kito užsivedantis ir vienas kitą palaikantis ydingų kompensacijų ratai, lašas po lašo griauna sportininko sveikatą. Dėl stuburo skauda galūnių sąnarius. Dėl ydingos sąnarių judesių ir padėties skauda stuburą. Judėjimo grandinė vis labiau stringa. Todėl labai svarbu prieš treniruotės įvertinti kūno funkcinės galimybės ir atitinkamai parinkti fizinį krūvį. Jei kūno galimybės bus lygios su krūviu, gerės savijauta ir sveikata. Jei krūvis bus nedaug didesnis, augs sportiniai rezultatai ir laimėjimų sąrašas. Tačiau jei krūvis žymiai pranoks sveikatos būklę, net paprasti judesiai gali baigtis trauma ir treniruotės pakeis gydymo procedūros. Lakštausko klinikos gydytojai kūno funkciniai būkliai vertinti naudojasi ne tik bendrai praktikai žinomis, bet ir specifiniais diagnostikos metodais. Kūno statikos ir dinamikos vizualinė diagnostika, manualinių raumenų testavimų, neurodinaminiais testais, osteopatinių kūno klausimų ir palpacija. Ir tik tada sudaro gydymo planą. Štai vienas iš peties skausmo gydymo atvejų. Matote rankos judesius prieš gydymą ir po 4 seansų. Silpnai dirbant deltiniam raumeniui, perkraunamas trapecinis raumuo ir juosmeninė stuburo dalis. Įvertinus raumenų disbalanso neurologinės ir visceralinės bei raištinės priežastys,
Jau po 4 gydymo seansų galite pastebėti žymius pokyčius. Lakštausko klinikoje gydoma naudojantis naujausiamis metodikomis, ne tik osteopatiniai ir manualiniai terapijai, bet ir koreguojant biocheminę komponentę bei vegetacinius emocinius sutrikimus. Iš savo klinikinės patirties, dirbdami su profesionaliai ir mėgėjiškai sportuojančiais pacientais, mes patarėme dar prieš pradedant sportuoti pasitarti su kompetentingu specialistu. Radus silpną regioną, išsiaiškinti ir koreguoti sąlygojusius faktorius, o po to kiekviename krūvio pagydinimo etape pasitikrinti, kiek efektyviai ir savalaikiai raumuo įsijungs į vis sudėtingesnius ir sunkesnius sportinius krūvius. Tam reikalingi ne tik bendri funkciniai testai, bet ir specializuotas kiekvienai sporto šakai dinaminis testavimas. Kad skausmai ir traumos negadintų nuotaikos, sportas ir medicina turi žengti koja kojon. Besiruošdami olimpinėm žaidynėm, mes ieškojom naujų ir efektingų metodų. Buvo pasiūlyta vienas iš metodų taikomoji kineziterapija. Kreipėmės į Lakštausko kliniką ir mes tikrai įsitikinam, kad tas metodas yra naujoviškas, efektyvus ir būtent atitinkam šiuolaikiniam sportui. Kaip žinom, sportas irgi nestovi vietą, taip kaip ir medicina. Tai norėjom, kad ir sportai neatsilikti nuo naujovių ir žengti žingsnį kartu su šito būtent metodu. Labai dėkingi ir tikrai mes pajutom tą rezultatą ir džiaugiamės to. Tokiu būdu, net ir patyrus traumą, galima grįžti į pamėgtas treniruotės ir užbėgti už akių skausmų atsiradimui bei kartojimusi. Būkite sveiki, juk šiais laikais reikia būti sveiku jau vakar, kad būtumėte laimėtojų šiandien. Nes tik geras visapusė sveikata leidžia pasiekti aukščiausius veiklos rezultatus ir gerą gyvenimo kokybę. Aš atsiprašau už mūsų vaikybę, dabar jau pristatysiu gydytojas Eduardas Lakštauskas ir gydytoja Brigita Paulėnė. Turėtų idėją. Filmą įgarsina. Dar paskutinis komentaras, mažytelis skyrinis nukrypimas. Kadangi sporto pasaulio žmonėms mes patikėkit teksto nerašė, tai kai kurie terminologiniai nesutapimai yra tiesiog jų pačių interpretacija, kaip jie suprato tai, ką pas mus veikia. Iki kito įdomus susitikimo sekančio prezentacijų. Ačiū.